Advaita Čeriai, jis kaip Višnų tatvė, priklauso Višnų tatvai. Ir mes jam 8 parautų, mes jam apie pėdus reikia dėti ant tūlos lapelį galim, reikia dėti. Tai tas visas santykis, nelabai suprantu. Lyg tai šyva, lyg tai, tos ribos nelabai suprantu, bet tūlos lapelį yra Višnų tatvai. Čeitanėje ir Advaita reikia dėti. Jis yra... Atiem negalima. Jis yra Višnų tatvė, jis yra Višnų. Bet iš jo išeina, šyva iš jo išeina, suprantate. Tai va, ir tie jau susiliečia su materialia gamta, tai labai svarbus momentas. O jis yra Višnų tatvė, jis yra Višnų, bet ne kažkokia jėgintas, tokias jėgas turi. Tai va, toks dalykas. Ir aišku, kaip sako, ta forma materialia gamtos, Višvarūpa, ta, kuri valdo mūsų tą materialią gamtą, jos tokios nėra, bet kad mes įsivaizduotumėm, suprastumėm, kaip, ta prasme, kaip tai viskas vyksta. Kaip tie pasauliai visi, reiškia, tie 14 sistemoje yra planetarinių, kad mes viską tą suprastumėm, tai mums taip, reiškia, duota tas suvokimas, kaip jis persmelkia tą visą, per savo energijas visokias, kurios iš jo išeina. Kaip išeina iš jo, kaip iš šachtikas žintas visas. Tai va, čia yra jau, kad pažintą reikia realizuoti besmeninį brahmaną. Tai yra, kaip persmelkia mus Dievas, persmelkia visą visatą, visą materialią gamtą. Tai jau sako, kad mes turėjom pažinti ir brahmaną, turėjom pažinti paranatmą ir turėjom pažinti Bhagavaną. Tai yra 3 aspektus Dievo. Jie yra Dievas, tai praktiškai sako, brahmeti, paratmeti, Bhagavan, šablėti. Tai yra Krišna. Bet jis yra 3 aspektuose. Tas pats kaip kalną mes matom iš tolo, tai praktiškai. Kalną matom iš tolo, ten matom kepurę baltą. Ir dabar mes spėjam, ten yra gyvybė, ar nėra gyvybės, ten gal ten yra augmenija, kai nėra, mes už 50 km nelabai ką ten žiūrim. Prie arčiau, tai sako, tai iš tolo, tai brahmas pažinimas. Brahmano pažinimas. Jeigu prieinam arčiau kalno, mes jau pradedam matyti, kažkokia ten kepurė sniego, ten matom, kad ten medžiai kažkokia ten gamta gali būti. O kada mes kalne, mes jau susitinkam su visko. Tai vat bhakti, tai yra kalne mes iš karto. Kitos jogos, tai yra Patandžalio joga, tai yra netoli kalno matyti, kas ten jau kiek tai matyti. O šitą karma joga, tai iš tolo tik tai, vat, ten filosofuot gali, ten yra, nėra. Taip sulyginama yra. Tai šitą, tai jau sakoma, per bhakti procesą mes viską tą realizuojam, susidūrėm ir pradedam aiškintis, kas čia vyksta, kas čia, vat aš mačiau tą, aš mačiau tą, aš mačiau tą. Tos skirtumas yra. Tad sakoma, kad šiam amžiai nerekomenduojamos tos jogos, galėsim, kaip Patandžalio jogos, jos neįmanoma vykdyti, kadangi mes... Bet mes tą supratome, kaip liftų kylant, mes pamatysim kiekvieną aukštą situacijas. Mums nereikia išlipti, tik tai paprasčiausiai kaip reikia. Bet mes susidursim su tuo ir sako, kad Krišna labai lengvai savo bhaktą praveda ir neduoda jam užkliūti. Už tą daleiskim ironės planetą užkliūti, ar ten pragariškose paliks. Ir mes galim padaryti įvairius veiksmus neteisingus. Čia pradėjo padaryti, kad bhaktų yra įvairių rūšių, 4 rūšių, yra kenčiantis, ne, praktiškai ten. Yra 4 rūšių, kenčiantis, ieškantis žinių, taip. Kenčiantis, smalsus, ieškantis materialios naudos ir spekuliatyvūs filosofai. Mes kaip ir materialiam, kurie jeigu ne bhakti, tą patį daro, ne praktiškai. Vieni kenčia, kiti, tai ateiname į bhakti irgi, vieni per kančias atėjo. Tai ką per kančias daugiau šūdrų tipo žmonės, kurie daugiau lemia jų tą. Per smalsumą ateina kšatriškų tipo žmonės, taip praktiškai. Per filosofiją ateina 3 ir 4 ateina per trūkstantis turtų, reiškia. Jis padaro, jam biznis nesiseka. Sveiko biznelį negali padaryti, jis pradeda mąstyti apie Dievą ir taip toliau. Tai va 4 rūšių. Tai va tą suprasti, besmeninį brahmaną, kaip tik yra malonė per Advaita Acharya, galima tik suprasti, per jo malonę. Ir čia būtina suprasti, kad kartuojant mantrą mes turime atkreipdėmėsi ir turime nagrinėti tą, ne taip praeiti, kad per šokti. Nes kitaip, jeigu aš nesuprasiu šito, tai aš nesituosiu, man trukdo atsiduoti. Aš turiu suvokti tą visatą, kaip valdoma yra. Tai čia vienu žodžiu nepaaiškinsi, nes čia toks dalykas, kad realizuoti reikia.
Bet reikia, mums ir siūloma, kad neužsiimt karma joga, džnana joga, džnana joga. Džnana joga mes galėtume tą suvokti daugiau. Per Patanžalį jogą tai praktiškai vairagė realizuoti. Bet mes atliekam tą jogą bhaktį, mes tą gaunam, tos rezultatus gaunam. Ir galim pasitikrinti pagal tas kitas jogas, pasitikrinti, ar taip teisingai yra. 6 skyrius, kur kalba Krišna apie mistinę jogą, tai jis aprašo Patanžalį faktiškai jogą. O mums siūlo atlikti bhakti jogą, kuri lygiai krečiai rodo, kad viskas vyksta tas pats. Mes turim praeitą pakopas visas. Ta prasme, kur susidursim. Kodėl? Turim mes atitraukti savo juslės nuo juslio objektų. Tai praktiškai. Tai yra Pratyaharos pakopa yra ten 5. Mes iš karto pradedam nuo 5, o jie turi 4 dar praeiti. Mes iš karto į 5 pakopą. Paskui eina dhyana, kad medituoti, reiškia neturėti materialių prisirišimų, turim sudeginti savo norus visus. O kaip sudeginti, tai ta prasme tik tai atpirkti tos nuodėmes, tai reiškia. O kaip atpirkti, tik tai kartuojant šventus vardus mes jas atpirkam, todėl galim pradėti medituoti. Pas mus sakoma, po kiek laiko mes galime koncentruotis į Dievą. Tol, kol mes neatpirksim nuodėmų, jokios koncentracijos į Dievą nėra, gaunasi lyg tai kažkoks ten dirbtinis dalykas. Tai va, daugiau sakoma, kad palaimingas ir Prabhupada žymi, kad šį didį palaimimą teikia Krišnos įsisąmoninimo procesas. Mums ir aiškina, kad jūs sukėte Krišnos procesą, o mes iš karto, vietoj to, kad dalyvautume Krišnos procesą, kuris davė dabar šiam amžiai, mes iš karto čia iš karma jogos paėmėm kažinką, arba iš mistinės jogos paėmėm, arba iš Patanžalio jogos, reiškia, mistinės, arba iš džnana jogos. Kiti džnana jogą ten pradeda labai domėtis. Gerai reikia domėtis, bet suprast, kad mūsų procesas, jis duoda tą viską. Ir duoda vairagį, duoda patyrimą iš karto. Tada mes galim suprasti tas kitas jogas. Todėl sako, bhaktas, jis supranta visas kitas jogas, nes jis gavo patyrimą. Tai va, reikia daugiau į savo procesą, o mes nukrypstam labai daug. Iš karto mums patinka dalesim hatha joga. Hatha joga yra elementai tik tai paimti, kad atlikti dhyaną, kad mistinės jogos, kad atlikti aukštesnis procesas. Arba ten pranajamosios yra. Jos reikalingos, viskas tvarkoja, bet jos yra skirtos tam, kad galėtumėm medituoti. Kad galėtumėm toliau medituoti, atitraukti savo juslės nuo jūsų objektų, kad galėtumėm dhyaną atlikti, dharaną, samadhį pasiekti. O mes dabar jau kartuojam mantrą, mes jau faktiškai samadhį stadijoje. Bet tik tai mums neleidžia tą samadhį pasiekti užterštumas. Bet susiliečiu su Krišna, su Dievu, jis tokia malonė davė Čaitanė. Iš mūsų purvas nuplauna, mums taip blogai palieka, nepraktiškai. Būna taip liūdna, kaip sako, kaip tą nuvežė į mišką, kuris mieste ilgai gyveno ir jis ten negali būti, jam galva skauda. Tai praktiškai susidūrė su to. Neįmanoma ten iš pradžių gamtoj būti. Nes tas užterštumas, tai mes pripratę prie toksinų. Tai va tas momentas reikia palaipsniui, kadangi tos toksinus likviduoti. Jam reikėjo, kur prie vamzdžio paguldė, ten mašinas, jis atsigavo. Tai va taip bėda, sako, kodėl reikalingas dvasinis mokytojas. Nes jam vamzdžio reikia visą laiką. Jis prisikvepuoja, paskui reikia vėl gaivinti jį. Jūs sakėt, kad reikia būtinai apsivalyti, kad pasiekti kažką iš kiaušio nuodėmės. Apsivalymas per mantrą eina. O jeigu tą mantrą nesinori, kad... Nu, tai nesinori, tai nieko nesinori. Tai matot, viską atėjo Čaitanė, davė mums šventus vardus. Mes turėjom suvokti, todėl sako, kad reikalinga dhyaną, reikalinga žinios žmogui, kad suprast, kaip pasaulis surėdytas, kada mes darom nuodėmingą veiklą, kas bus, kada darom nenuodėmingą veiklą, kas bus, kada darom dvasinę veiklą, kas bus, tai praktiškai. Kad atsirandų impulsas, kad man geriau taip. Aš kenčiu, nes visi mes čia kenčiam tam materialiam pasaulyje. Tai va, tai kad atsirastų kažkoks tai nors mažytis tikėjimas, kad galima kažką pasiekti aukštesnio, kažką. Tai tada aš pradedu tą daryti ir atsiranda tikėjimas didesnis, kadangi aš realizuoju tą, ką sako. Tai va, reiškia, bet mūsų prisirišimai ant tiek didelį,
kad mes po kiek laiko, reiškia, vėl kažką padarom, vėl užsiteršėm ir gaunasi toks lyg tai savęs kankinimas, ne praktiškai. Tai va. Nu, aš nežinau, man asmeniškai, tai kažin kaip aš, kai ėjau, tai man nebuvo tokių bangų, kad abejonių, tai va taip, tai. Čia toks sviravimas yra, arba viskas, arba nieko, arba viskas, arba nieko, ne praktiškai. Kad tai toliau tai reikia pajausti kažką. Tai va, tai sakoma, reikia nusileisti savo lygį, kur man, kokiam aš esu, kad nebūtų įsipareigojimų, kažin kokių. Ta prasme, kurių dėka aš paskui būnu kaip vergas, kažin koks savo proto, ne praktiškai savo. Tai nusileisti ir šitam apsvarstyti, ar kaip man gyventi. Reiškia, jeigu aš einu ir toliau, reiškia, aš suprantu, kad man geriau ten, bet aš negaliu susivaldyti. Bet reikia nusileisti savo lygį ir paprasčiausiai suvokti, koks aš esu, priimti, koks aš esu ir tada bandyti, reiškia eiti. Kad gaut kažin kokį tai ryštą. Ryštą gaunam tada, kada mes suvokiam, kad man taip geriau. Tol, kol aš nesuvokiu, man taip geriau, aš galiu ten daryti ir taip, ir taip, ir taip. Ir darysiu, bet kai aš suvokiu, kad geriau, vis tiek aš tada turiu jėgą vėl toliau eiti. Nes mantrą kartuojant, niekam mums nesako, kad, sako, mantrą kartuojant mes tai principų pradedam prisilaikyti. O ne tai, kad principų prisilaikant mantrą kartuosiu. Ne, atvirkščiai, mantrą kartuoti. Kas bebūtų kartuoti mantrą, čia malonam duota. Tada mes ateina momentas, proto neramumas rodo, kad mes neprisilaikom principų. Ta prasme, bet mantrą kartuojant, tai atperkam nuodėmes ir kadangi čia Krišna, jis pasiima. Ir mes tada galim kartuoti mantrą vis daugiau patyrimų daugiau gauti, atsirand skonis atsiras. Taip, ir todėl, kiek aš suprantu, natūraliai gyventi, save priimti, koks esu, savo problemas, tada gali ir kitam pasisakyti, nėra problemų, neslėpti. Kitas gali padėti, mūsų ir yra, susirenkam kam padėti viens kitam. Nes vienas turi jėgos vienur, kitas kitur, ne praktiškai. Juk čia eina kelias, čia bhakti jogos kelias. Čia yra lyg tai paprastas, sako, vaikas gali atlikti, bet atliekant tą bhakti jogą yra procesas mums išvalyti savo prisirišimus. Savo, sako, priežasčių okeanas, tai ką reiškia? Praplaukti priežasčių okeaną, tai yra visų mūsų norų, pasąmonė pas mumis norų, oho, kokių yra. Ir kai pradedam dvasiškai gyventi, tie norai kyla, jie mums, bet sako, kaip tas Bilomangal sako, kad jis pradeda tarnauti, tai tie visi ateina jau lenkėsi jam, nepraškai visi tie pagrindiniai, reiškia, tie mūsų norai, niekur jam dėtis. Tai eina kalba tokia, kaip viens kitam padėti tarnauti. Ne taip, kad įkalbinėtų daryk taip, tau pasieksi tą, tu pasieksi aną, ne. Kaip mums suvokti, kad tarnystės metu, tai čia sako, procesas tai mahamantros kartojimas, o mahamantrą kartojant mes visą laiką negalim kartuoti, tai mes ten kažką dar padarom, ne, karma jogas, kažką, dėl Krišnos, kažką padarom, tai va, taip valimės ir greitas prie taip. Tada mes įsitikinam, kad taip man geriau, kad aš taip progresuoju, aš pasižiūriu, kad tikrai nieko nepraradau, įsitikinęs, tada atsiranda valia, atsiranda noras. Tada, kada išbandymai ateina, kada vėl kažkokie norai sukyla, tada aš jau turiu jėgą. Paprasčiausiai aš suprantu, kad čia mano protas. O ką tai reiškia protas? Tai yra dar 5 juslės. Jos visos kelia man regėjimas, klausa, taip visi prisirišimai, visi praeitų gyvenimų, jie veikia mane. Jie sako, eik tu ten, daryk tą, tau bus malonu. Ten protas sako, jo, protas daugiau nieko, jis nori tik malonumo iš visų tų juslių. Tai įsivaizduojate, su kokiu mes turėjom, sako, kaip mustangą apjodinėti. Mustangą apjodinėti, nešoks ant jo iš karto. Arba vaidinsi, kad tu ten nieko nesuvaidinsi, numes tave ir viskas. Tai vat palaipsniui viskas. Bet labai mažai žingsnis, bet labai greitai viskas eina. Tai reikia, kada suvoki, kad tau geriau tai. Ir niekam netrukdai, svarbiausia, kad kam nors pakenktum, niekam nepakenki. Bet pačiam reikia. Problema yra ta, kad mums patiems reikia už save atsakyti. Tai iš pradžių nustatai, kad savai savo vietą, o po to pabiškimi, kad nepersmauts. Taip, jo, pabiškai gali ir labai daug. Ne, tai gali. Tai rekomenduoju labai daug, kad reikia suprasti, kokiam vietoje yra. Neslėpti nuo savęs. Faktiškai mes slepiam nuo savęs, ne nuo kitų. Kiti mato. Mes slepiam nuo savęs. Tame problema.
Taip atsivert savo reikia, kad man tokia problema, man tokia pagrindinė problema, ką daryti, reiškia, tada jau gaut malonę, į Krišną prisipažink, iš karto padės.